Orkestrai negroja, nieks nieko nedaro. Tai sveikas. Tai čia kažkur, ne? O, į kairę. Ten toliau, čia ne. Labą dieną. Labą dieną. Antaną reikia, sakė, aplankyti, kaip laikosi mūsų mielas aukštaitis. Sveiki. Sveiki. Lymas. Ai, čia, uždarykit duris tada. Žinai, paskaitysi, pavartysi, čia tokia kraštas, tas vis tiek biški daug mažinamas pačiam, žinau, linkmenų į rytus viskas. Šiaurė gimtoji Lietuva, ar tavęs nemylėjau, kad nebeliks mums vietos čia, nes į niekada netikėjau. Labai gražiai, atsiprašau, aš sutrūkdžiau. Ne. Nes mano koja sutinsta, kai nusileidėte ir ištiesės. Bet matos, kad patyrė kojos. Tai vat kanklės jos laikomos, kad pats seniausias yra mūsų tautos instrumentas. Jau labai iš tolimuose dokumentuose minimas. Ar čia į pačio daryta kanklė? Ne, matai, čia kanklės padaryčiau, reikia meistro gero. Čia toks Bugailiškis Jonas padaręs, yra jis jau 100 tų kanklių padaręs jau yra. Jau reikia turėti patirtį, kad padaryti. Padaryti, bet ir skambinti reikia mokytis. Nu reikia, aš irgi pradėjau ne taip, čia 5 metai, toks pabiškį, va tai pradėjau, žinai, bet iš pradžių ten, žinai, čia tu jau, reiškia, pirštai laksto negalvojant. Jie patys žino, kurie nutūkt, kaip sako. Oi, tu broli, bralo žiauri, kodėl nedainuoji, ar tau gaila lygios gamtos, baltų doviloj. Tik man gaila jaunų dienų, brangius tėviškėl. Oi, tu broli, braužiai, nes į plieno dalį, nes į dalį imti kardu, jokia gintevin, nes į dalį imti kardu, jokia gintevin. Gražu. Nors mano klausa tai nekokia. Dainuodavau aš chorės, bet... O jūs čia dainuosit? Tai ir čia, jeigu jūs norite kitur, galiu padaryti. Nesusigaudau iš... Prašom, o, čia visi. Kėdės reikėjo atsinešti. Va čia yra viena va kėdė, yra, tai galima sėsti, va čia, sėskit, kas nors. Tai kad neateina daugiau. Nu, net tik gailėsis, kad netėjo, tada visi gimną sugėdos, man 9 valandos. Paslaukiam čia, kur mitingas bus čia toj Mitingas bus. Gėdos man. Nu, kaip laikomės, Nutariau aš atvažiuoti, va, Eugenijus pakvietė, sako, čia aplankysim Antaną, žinai, mūsų pažįstamą. Akaš Bratkauskas, kaip su juo. Mūsų gale. Gyvas. Tu tik pataina, kas nors Oi, aš pašauks. pašauksiu. Palauks man biškį, čia mes visų gėdos man. Kai pavėluosim, tai nieko. Geriau negu nieko. Kažkaip tai reikia. Matai, išlaikyti reikia garbė, čia ne šiaip daina, kad atsistoji, žinai, bet kuri, bet kada gimnas yra gimnas, čia šventas dalykas. Visas pasaulis gėdo, tai čia kitos tokios tautos nėra, kad visas pasaulis gėdotų savo giesmę. Lietuva tėvynė mūsų, tu myliu žemę, iš praeities tavo sūnus, tęsti grybę seną.
Lietuvos vienybė težydi. Nu, gražiai ponas sudėliojo. Kaip sakė kovas, niekas neplanuoja. Oras yra. Ačiū Jums labai, kad atėjote. Aš jums noriu padainuoti porą dainelių. Kaip nors, dar palaukit vieną sekundę, padarom tokį fotokadrą, kaip nors, kad visi būtumėm kadrę. Tai galima įdėti. Viskas dabar rinkam. Kaip čia Tai galima dar stovėti? padainuot dainą, kanklės pagros, paklausysim. Pradėsime ne nuo sūnelio, nuo dukrelės, kadangi čia daugiau dukrelių. Augau aš pas motulio, augau aš pas senojo, ir užaugau mergelė, tai girioj ąžuolėlė, barė mane močiutė, barė mane senoji, kam apleidau darželį, pamylėjau bernelį, kam apleidau darželį, pamylėjau bernelį, nevarmanai močiutė, nevarmanai senoji, man darželis laikinai, o mergelis amžinai, man darželis laikinai, o mergelis amžinai. Nu va, choras, klausai. Mane tėvelis, kad apleido Nu, žygelį. jeigu nors padainuosime apie Taip, taip. Antanai, nu kaip jis dabar čia bernelis toks. Jau medelis, o bernelį apleidau. Augau aš pas tėvelį, augau aš pas senąjį, ir užaugau bernelis, kaip girioj ąžuolėlis. Barė mane tėvelis, barė mane senasai, kam apleidau žirgelį, pamylėjau mergelę, kam apleidau žirgelį, pamylėjau mergelę. Nevark manęs, tėveli, nevark manęs, senasai, man žirgelis laikinai, o mergelė amžinai, man žirgelis laikinai, o mergelė amžinai. Nu va, kaip gražu. Dabar aš jums padainuosiu ir jūs, jeigu mokat, tada ir jūs dainuok, giedokit, tikrai sakant, yra giesmė Šiluvos Marijai tokia. Aš Antanui palikau diską, kur mano dainos 8 yra dainuota, tai ten yra, jis jums duos paklausyti kada nors ir rasit ten tą giesmę. Nenuženk nuo akmens, o Marija, pušinėlį žaliam Šiluvos, nes krauju ten įrašo Romlyja, nepalik, nepalik Lietuvos, nes krauju ten įrašo Romlyja, nepalik, nepalik Lietuvos.
Tai ponė, veskit, aš gal ten... Dainuokit vienas, mes paklausysim. Nu, tai čia jūsų valia. Tas akmuo tai Tas akmuo tai tvirtovė po kojų, nėr jėgos, kas pajudintų jį. Mes atšvęsim ten laisvės rytojų. Ir kaip ten... Apraudosim skriaudas ten visi. Mes atšvęsim ten laisvės rytojų. Apraudosim skriaudas ten visi. Nenuženk nuo akmens, o Marija, piemenėliams pravirkus kadais. Mes išpuošim šventovės lelijom ir nevystančių rožių žiedais. Tokia giesmė. Biški kitokia vietomis. Įvairiai jo biskui Vietomis. Ką kitaip dainuoja Lašauskaitė. Tu nakčia, išėjai paslapčia, nežinau, kur ieškoti tavęs. Išėjai tu nakčia, išėjai paslapčia, nežinau, kur ieškoti tavęs. O paklausiau aš tyliai gandrų, o paklausiau aš tyliai klevų. Gal girdėjo klevai, kai rudenį tu išėjai. Gal ir matė gandrai, gal girdėjo klevai, kai rudenį tu išėjai. Ir atsakė man tyliai klevai, jis arti, taip arti. Jis tavojo širdį, gal tu ieškai ir jo nerandi. Jis arti, taip arti, jis tavojo širdį, gal tu ieškai ir jo nerandi. Išeičiau laisvų, prie šaltinio juodų takų. Ten aš laukčiau tavęs, ten girdėčiau tavęs, jei žinočiau ateisičiau čia. Ten aš laukčiau tavęs, ten girdėčiau tavęs, jei žinočiau ateisičiau čia. Išlygė. Niekad nebuvai draugužė, ties mano ežerų gimtų, bet vakarais tyliais gegužių, tavęs nelaukt aš negaliu, bet vakarais tyliais gegužių, tavęs nelaukt aš negaliu. Čia mano draugės pušys gaudžia, viršum jų sklando vanagai. Žalsvam liūne raštus ataudžia, raudoni spaligenų žiedai. Žalsvam liūne raštus ataudžia, raudoni spaligenų žiedai.
iš tolumų atskridęs vėjas, žiedais padvelkia obelų. Ir rodos man, kad tu artėji vingiuoto miško takeliu. Ir rodos man, kad tu artėji vingiuoto miško takeliu. Tais laikais, tai kai buvo studentas, tai ta daina gal nebuvo taip dar tokia artima. Nu, nebuvo labai priimta. Tarp kitko, Kauno radijas buvo įrašęs mano šitą dainavimą ir pageidavimų koncertuose yra skambėjusi. Aš vieną padainuosiu dainą ukrainiečių kalba. Ta žodžius yra parašęs Mykola Starickis. Jisai dar mūsų poeto Baranausko amžininkas yra, dar prieš Maironį. O Maironis, kada studijavo Kijevo universitete, būdamas jaunuolis, jis labai pamėgo ukrainiečių dainas ir ypatingai šitą dainą, kurią aš dainuosiu, jinai ilga, bet aš visos ten nedainuosiu. Tai tos dainos, jūs jeigu klausysit ir manau, kad suprasit, vis tiek ukrainiečių kalba nėra ten tokia. Girdėjau, kad Odesa tai yra lietuviškas pavadinimas ir gavo vardą nuo to, kada, reiškia, neturėjo palapinių, kada jau iki Juodosios jūros atsikėlė. Tai jie pjovė šitos, kaip sakiau, tuos, ką sakiau, užmiršau jau, buivolus pjovė. Ir iš jų odos darė palapinės ir vadino Oda. Ir nuo odos vardo yra kilęs Odesos pavadinimas. Na tai, Janina, iš tikrųjų jau kalbėti apie tuos tolimus laikus. Nu, žinoma, galėjo būti Vytauto laikais, galėjo tai būti, bet dar toliau. Tai tas miestas turėjo mažiausiai 4-5 pavadinimus, kadangi ten ir romėnai kūrėsi, ir osmanai, turkai kūrėsi, ten ėjo iš rankų rankas, jisai ten žydai amžinai sėdėjo, savo tvarką darė, tai ten Odesa nepaprastai įdomi istorija jos. Ir tą istoriją nepaprastai gerai aprašė proletarinis rašytojas Gorkis, jaunas būdamas. Ir tiek to dabar paskaitą baigiam, reiškia, dabar padainuosiu šimtą ukrainietišką dainą. Tai gerai, viskas tai. Vadinasi ta daina Naktelė. Ничья мисячна ясная зоряна, видно, хоч голки збирай. Віді коханая працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Віді коханая працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Сядемо купості тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибанко, з рибною хвилею стелиться полі туман. Глянь, моя рибанко, з рибною хвилею стелиться полі туман. Ти не нехайся, сто змерзнеш, лебедонко, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденко, а воно палке, як жар. Я пригорну тебе до свого серденко, а воно палке, як жар. Ну і так тoliau, tokia melodija. Jėgeliukas kalba. Tai turbūt gal mes Antaną privarginom, gal ponios. Kraustytis Manęs tai poniom. neprivargino. Mes kaip tik jį pralinksminau. Taigi jis guli. Viena daina, tokia daugiau gal jinai būtų pažintinės krypties negu ten kažkokio grožio, sakykim. Nes matot,
kanklės vienu laiku Lietuvoje buvo praktiškai kaip ir dingę. Ir turiu jums pasakyti su apgailestavimu, kad tai buvo padaryta katalikų bažnyčios rankom. Kadangi skaitė, kad čia yra pagonių instrumentas ir jis niekur netinka, tai jį ten visai taip. Tai tada Skriaudžių, toks yra miestelis važiuojant į Marijampolę, ten gyveno toks kanklininkas, tai jisai puskunigis jo pavardė, Pranas vardas. Tai jisai ėmėsi pats gaminti kanklės ir subūrė ten pulkelį tų vietinių žmonių ir buvo pirmasis atsikūręs Lietuvoje kanklių toks ansambliukas. Ir jisai dar išmokė ten keliasdešimtis jaunų žmonių, kurie po visą Lietuvą ten dėliojasi, bet jau Smetonos laikais jau kanklėms buvo suteikta žalia gatvė. Paklausykite jūs lietuviai, čia kopos vėja, aš jums dailiai padainuosiu, ką esu girdėjęs, apie praeitį galingą, jūs brangios tėvynės, šį dainą taip aukštis veržės iš mano krūtinės. Lietuva nesišaliaja, įvardais garsėja, man susivyrė jo šlovė, ir atgintraukėja. Matai šitą Eugenijų, kas darosi, ką tu čia viską moka, klausai? Nu ir ne. Tai tada dar kitą, to paties. Ne, tai čia šitą reikia mokėti. Mes vadovę gerą turėjom Čičinskienę. Taigi puikiausiai, tai mes šiandien koncertavom vienas į kitą, aš dainavau pas jūs čia, bet čia buvo senai, prieš 6-7 metus. Janina tai atsiėmė, jinai čia dar buvo žinoma. Tai gal ir kitą jūs tu mokėsi tada. Kurvantyje ir Dauguva, ten buvo mūsų Lietuva. O atsiprašau. Vilnius, Kaunas, Palanga, ten mūsų tėvynė garbinga. Vilnius, Kaunas, Palanga, ten mūsų tėvynė garbinga. Kur Vilija teka srauni, ten mūsų stabilė graži. Nuo kalno dairos šalis, Gedimino aukšta pilis. Nuo kalno dairos šalis, Gedimino aukšta pilis. Ar tu myli savo kalbą, girdi kaip ji gražiai skamba. Klausyk, kaip baudžia kanklelės, kokias jos aužia daineles. Pilnos pilnos gėlių raudonųjų, kurių aš prisiskinti negaliu. Paminėjau aš jauną mergaitę, dėl kurios aš gyventi negaliu. Paminėjau aš jauną mergaitę, dėl kurios aš gyventi negaliu. Tavo puošėjos gelsvos šaselės, o ant rankos dvaro žiedai. Jos akutės kaip miško žibutės, jos kasdieną vilioja mane. Jos akutės kaip miško žibutės, jos kasdieną vilioja mane. Neviliok, neviliok, mergužėlė, tavo meilė yra netikra. O kada aš buvau nusiminęs, tu dainavai linksmas daineles. O kada aš buvau nusiminęs, tu dainavai linksmas daineles. Tai čia Ulonų daina, tai kas kaip jau Ulonas užpyko, tai ką jis tada pasakė, žinot. Atsisėsiu ant vėro žirgelio ir per dienus paspausiu.
sudie, mergužėle, paskutinį tau kartą sakau. Oi sudie, mergužėle, paskutinį tau kartą sakau. Va taip. Nu, nežinojau, kad taip linksmai Audringi plojimai. nuklausyti. Ateikit vadovauti mums ansamblį, nėra kam dainuoti. Nu tai sako, o dabar jūs visas čia susodinkim. Tai va jau pradžio Porą padarė. repeticijų ir jūs dainuotumėt kaip liuks. Pradžią padarė. Tai o ką tos visos dainytės, nu, dar vieną meilės dainelę liaudės tikrai, tada jau jums dėkosiu, kad jūs taip kantriai klausėtės. Tikrai dainų mokat jūs. Kažko. Lygius laukelius, upelis tekėjo, iškilmėjo mergužėlė jauna kareivėlį. Iškilmėjo mergužėlė jauna kareivėlį. Dukrelė mano, jaunioji tu mano, iš jos kareivis į karužę atėjusi viena. Iš jos kareivis į karužę atėjusi viena. Motulė tu mano, senoji tu mano, pasiūk ir man žalsvus limbelius ir aš jausiu kartu. Pasiūk ir man žalsvus limbelius ir aš jausiu kartu. Dukrelė jolarių, jau grįžo dukrelė, parsinešė aukso žiedelį ant baltų rankelių. Parsinešė aukso žiedelį ant baltų rankelių. Dabar tokia labai reikia dainuoti visai kitų tempų ir, kaip sakant, su tokiu skausmeliu biškį. Vėjelio pučiama, lėkė mergužėlė bernelio laukdama. Lėkė mergužėlė bernelio laukdama. O dar gražiau, jeigu šitą baigiant, paskui kartu patęs biškį reikia. Oi, verkė mergužėlė bernelio laukdama. Oi, ne, kaip gaila. Mūsų dienos pati gražiausia daina. Ne, tai čia Tai vos nuostabi. Čia neapsiverkė. nuostabi daina. Bet dar vieną rekrūtų dainą, nors jums kaip aš būčiau pamiršęs, kur tiek reiks padainuoti šiandien. Reiks tau jo laimės.
rasti kelią žalių vynų, kad ne taip dulkėtų. Kad ir laisčiau vynų kelią lizdo likėjo, nuraminta mane širdelė, dar labiau skaudėjai. Nuraminta man širdelė, dar labiau skaudėjai. Tai čia Gloria Krūpa daina. Dar vieną tremtinių dainą tokią, aš manau, čia mergėkišką, aš girdau, išmokau. Ne kasdien. Žaidė ravonai, žvaigždėtas dangus, tamsioj naktelėj, paukščių takai, kampeliai mano, nuširdžiai brangus, kultiniai ošia, žali miškai, kampeliai mano, nuširdžiai brangus, kultiniai ošia, žali miškai. Nu, matau, kad mokat, ne? Nemokam. Ukmergėj buvo labai populiari daina, kai aš ten dirbau, tai buvo visada traukas. Čia gal Janutė ir moka, ukmergiškė. Tai ką tada, mielosios, linkiu jum geros sveikatos, kantrybės, aišku, čia gal ir nuobodoka miške, bet vis tiek paklauso, turbūt ir lakštingala dar pačiulba. Ir gegutė kukuoja, ko gero. Tai va viskas. Genelis atskrenda ir į sieną įsikabina ir žiūri per langą. Kagaus. Iš Ir žiūri per langą, ir dar gyvus mes. Ir laukia, kad tai jam lašinukų prikalsti. Čia šitie jie Vienas mėgsta. net užsimušė, bežiūrėdamas, tai Tai dabar gelbėjom. dar kokią jūs mylimiausią savo dainelę turim, pabandykim padainuot, gal ir išmokės. Na tai gana tada sakyti. Negana, sakė dar ne, sakė dar ne. Jau sakė dar ne. O tai buvo vakarai, kai žydėjo ir kvepėjo jazminai, tu nuskynei žiedą baltą, jazminų, ir į plaukus man įpynei, tarp kastų. Tu nuskynei žiedą baltą, jazminų, ir į plaukus man įpynei, tarp kastų. Nu ir gana įpynė, reik namo. Ačiū labai, ačiū. Viskas sėkmės, gerusios. Paklausyt, pakviesit, tai gal reiks atvažiuoti, ką dabar? Ar kažkokios tos pavardžiau? Atgaivino. Aš guliu, nes mano kojos keista. Ačiū labai. Jas sužeidžia. Tai dažniausiai. Nu, kitaip matysit, kada taip čia rasit, kaip pasiskvies čia. O dabar O Daiva dar dirba su jumis ar ne jau? negėdat, nedainuoja, tada šiandien galit. Jinai turbūt jau visai Dainavo. ir kankleliam nebevadovauja. Gali būt, matai, biškį su sveikata jau turbūt. Oi, gerai.
Ačiū. Jums geros sveikatos. Sėkmės ir sveikatos daug Aš su šitam nukanklarimu 70 dainų. Paklausėt? Tai va kaip himnas suvienijo mus. Nu, gimną tai tikrai gerai sugėdė. Taip, sucementavo. Kaip tu jau. Laiminga jums. Jums irgi reikia pasimatyti. Kaip supa. Subūrėm. Ir ką? Palydėsiu namo, gerai? Gerai, aš esu pati namą. Nu tai veskit, parodykit, kur namai. Dabar 2:20. Žemyn reikia nusileisti. Kaip čia gerai, kad jūs sugalvojat tokį nuostabų dalyką. Ir labai kviečiame, labai prašome dažniau lankyti. Tai reikia pasimatyti. Tai mielas Antanai, turbūt aš irgi tau spaudžiu ranką. Linkiu, kad tau dievulis pasaugotų sveikatą ir pats saugokis. Nu, tavo darbai, kaip sako Mišlinu, kad Lietuva nežmirš. Darbų daug. Užmiršta, tikrai sąjūdį. Čia buvo paskelbę apie tą dainą, bet aš to straipsnio neskaičiau. Čia lyga buvo paminėta, Laisvės lyga. A dabar ne, sąjūdis viską. Nu, yra biški, žinai, tokių yra negerų dalykėlių, sakyčiau, nemandagiau netgi. Čia užmirš dabar, žinai, visi verčiasi į valdžią, vis ten nori postus užimti. Taip jis Maironis sako, reiškia tiems pabėgėliams tautos. Duok viešpatė būt melagingu, nuo Volgos mužikai ateis už bankų skolas, nedraugingas nuo žemės nustumsius pečiais. Tai žinai, kada jis rašė? 36 metais. Tai jis tai pravdą parašė. Taip ir buvo. Ir ypatingai, oi, kaip jis ten duoda, kietai, reiškia. Nu, skaitant net nesitikė, kad nu jo labai nemėgo Smetonos vaidinimą. A va šitą užmiršau, būčiau padainavęs. Davai, palauk, tau paduot tada šitą tavo. Nereikia. Aš vaikštau. Tai turbūt biškai prie. Tik atsargiai, kad... Gulėjau, aš taip biškai išteisėjau. Nu, matai, o dar išlydės Antanas, tai ką tu? Išlydėsiu. Jisai dar neblogai. Vaikštau. Nu dar. Būk sveikutis, būk sveikutis. Būkit sveiki. Kaip biškai. Matai. Iki. Kad tave dievulis saugotų, tai pasakysiu. Iki. Tai jau 90 metų aš nesitikėjau. Na, dar galėjai, bet tiesėtka gali pasaugoti, taip savo. Nu, visą tada. Iki pasimatymą, ačiū už kantrybę. Laimingai. Viso geriausio laimė.